Labas rytas. Koks čia jums rytas, pasižiūrėkit. Oras Tavangeriukė, va toksai, saulytė šviečia, išgerti kviečia, valandikių jau po 4-5. Vakar vairavau iš Bergeno į Oslą 9 valandas ir iš Oslo į Stavangerį dar 8 valandas, tai šiandien miegu visą dieną ir negaliu atsikelti, negaliu akių praplėšti, negaliu iš lovos išlipti, bet buvau priversta išlipti iš lovos dėl to, kad važiavau pas savo nagų mergaitę, kuri man padarė nagiukus tiek ant rankų, tiek ant kūnų. Palaukit, pažiūrėkit į aplinką ir dabar, oi, kokie gražus nageliukai, Jėzus. Padarė jinai man, ačiū tau, Erika, žinau, kad tu čia šitų mano filmukų nežiūri, bet vis tiek ačiū tau, Erika, už nuostabę spalvą, už nuostabius nagus, už nuostabę formą, už tavo laiką sugaištą. Tik tai žinot kas, kokia bėda, išsiroviau iš vienos tokies blakstienos vakar vairuodama namo. Vairavau ir naktį tiesiog labai pradėjo akį neštėti, arba alergija, arba tiesiog nuo vairavimo. Jau žinai, kai būna, kai akis naktį jau pradeda, ko tu čia dabar pipinė? Aik, tu pas mane kūras baigėsi. Būna ir taip. Blebit, net nežiūriu, kad be benzo važiuoju. Važiuojam į degalinę. Tai žodžiu, tai pradėjo labai neštėti, kasyti, pradėjau trinti akį. Vaizdas man pradėjo lietis jau ten apie 1 valandą nakties, o aš galvoju, tikrai nestosiu, tikrai nemegosiu, nes man reikia grįžti būtinai iki ryto, iki Stavangerio. Ir grįžau be blakstienų. Nes va tai va tryniau ir nutryniau. Tai ką aš žinau, dabar važiuoju namo, pabandysiu nusimti visas likusias kažkaip su kažkokiu aliejum, nes nėra blakstienų mergaičių, kad man galėtų jas bent jau nuimti. Jo, žinot, tai su tais specialiais klijais priklijuotos, tai arba jas reikia kartu su savo tikrą blakstieną išsirauti ir būti be blakstienų kaip vėžių sergančiai, arba bandyti kažkaip gražiai, kad jos atliptų, atsilipintų. Jas ten atsilipins nuo tokių klijų. Atsiprašau, kažkiek pažodžius. Bet už tai nagai gražus. Ir gerai, ir viskas. Ir nusprendžiau parodyti, ką toliau veiksiu dabar. Jeigu neįdomu, tai labai sorry, bet tiesiog labai norisi parodyti mano tolimesnį savo gyvenimą, ką aš čia nuspręsiu, kur aš čia toliau eisiu veikti, ką dirbti. Nesakykit, visai fainai žiūrėti tokios kaip čia nenormalios moters gyvenimo ypatumus, nes visos normalios tai jos sėdi apsivaikavusios, turi darbus, turi vyrus, turi gyvenimus ir turi dėl ko gyventi. O tokių kaip aš mažai yra, tokių, kur kur nieko neturi ir net nežino, ko nori. Tikrai nežino, ko nori. Ne, aš žinau, ko aš noriu. Man reikia 1 milijardo eurų. Viskas. Mano visi norai tai 1 milijardas eurų. Ką aš su jais daryčiau? Keliaučiau. Kai pradėčiau nuo Azijos, varyčiau į Afriką ir paskui, kol visą pietų ir Šiaurės Ameriką neišmaišyčiau, tol namo negrįžčiau. O paskui dar norėčiau ir į Mėnulį. Tikrai. Su autobusu į Mėnulį norėčiau. Kaip karšta. Malaka. Labas rytas. Išrinkau butą, nes labai norėjau gyventi Malagos centre. Tai išrinkau tokį butą, kad nuo pačio ryto vyksta visokie remontai, darbai, žmonės gyvena, dirba. Mane Sauliukas nužudys, jisai taip miegot nori, jisai toks pavargęs, jisai taip nori miegoti. O čia nuo 6 ryto jau vyksta darbeliai. Aš visą laiką moku, aš geriausiai moku visą laiką parinkti. Jeigu ką, kreipkitės į mane. Pavyzdžiui, jeigu norite, kad aš jums sudaryčiau atostogų planą,
Parinkčiau geriausias vietas poilsiui, brangias, bet labai tokias, tokias išreiškingas. Kreipkitės į mane, aš jums galiu būti jūsų atostogų ir ne tik, ir gyvenimo kaučerė. Bet kaip karšta, kaip fainai. Pasisekė atvykti į Malagą būtent tuo laiku, kai Malagoje vyksta festivaliai jų istoriniai. Toda la gente que nos quiere y por toda esta reunión. Manoma, nei praeiti, nei pravažiuoti, nei prasibrauti, va tai va per žmonės. Aš irgi turėjau. Praleisti, praleisti. Kam čia tos papildomos kojos autobusai? Geras. Svarbiausias dienos ritualas yra paėsti, paėsti su jūros gėrybėm ir ryžiukai. Ryžiai su jūros gėrybėm. Ir būtinai sangrija, asotė.